Sveiki! Šiandien pamokos tema – daiktų požymiai. Pažiūrėkite į paveikslėlius ir atsakykite į klausimus. Koks yra debesis? Kokia yra gėlė? Galima sakyti, debesis yra mėlynas, didelis, gėlė yra graži, kvapni. Ar pastebite, vienas daiktas gali turėti kelis požymius. Įsiminkite, žodžiai, kurie atsako į klausimus koks, kokia, kokie, kokios, reiškia daiktų požymius. Daiktų požymiai – koks, kokia, kokie, kokios. Kurie žodžiai reiškia daiktų požymius? Švelni žolytė žemė. Rytas saulėtas, rasotas. Šventė darbas. Šventė žemė. Šventė žydi baltas sodas. Žodžiai švelni, saulėtas, rasotas, baltas reiškia daiktų požymius. Pritaikykite žodžius liaudies posakiams. Kas yra kaip širšė, kaip ledas, kaip kraujas, kaip lapė, kaip stiklas. Na, sakykime, pikta, kaip širšė. Ledas. Na, kur gali būti? Šaltas, kaip ledas. Raudonas, kaip kraujas. Gudri, kaip lapė. Ir lygus, kaip stiklas. Pritaikykite žodžius liaudies posakiams. Kaip smilga, kaip puodas, kaip tilvikas, kaip ridikas. O žodžius turime šiuos. Juodas, ilga, kartus, plikas. Na tai spėjam. Ilga, kaip smilga. Juodas, kaip puodas. Plikas, kaip tilvikas. Kartus, kaip ridikas. Atsakykite į klausimus. Kokia viena gėlė, o kokia kita? Kokia viena gėlė, o kokia kita? Koks vienas vaikas, o koks kitas? Pagal požymius atrinkite tinkamą daikto pavadinimą. Naujas, gražus, pavasarinis. Kas? Paltas. Lengva, gėlėta, vasarinė suknelė. Tiesi, lygi, asfaltuota gatvė. Siauras, vingiuotas, gilus upelis. Perskaitykite, atsakykite į klausimus. Senas pilkas žvirblis mokė žvirbliukus. Klausykite, čirškučiai. Mūsų giminė turi daug priešų. Ore mus puola raibas, didelis plėšrus vanagas. Dar puola stiprus sakalas ir net juoda varna. O ypač persekioja gudri ir klastinga katė. Koks žvirblis? Senas, pilkas. Koks vanagas? Raibas, didelis, plėšrus. Koks sakalas? Stiprus. Kokia varna? Juoda. Kokia katė?
gudri, klastinga. Prisiminkite, kiek požymių gali turėti vienas daiktas. Daug. Kurie žodžiai reiškia debesies požymius? Žydrą dangų dengdama plaukė debesų šeima. Juodas, juodas debesis, pilkas, pilkas debesis. Ir lengvutis, tarsi pūkas, baltas, baltas debesiukas. Tai kurie žodžiai reiškia debesies požymius? Juodas, juodas, pilkas, pilkas. Lengvutis, baltas, baltas. Pažiūrėkite į paveikslėlį ir pasakykite, kuo daugiau avytės požymių. Kokių daiktų šie požymiai? Piktas, baisus, pilkas. Kas? Vilkas. Sargus, meilus, piktas. Šuo. Kvapni, žydinti, pilnavidurė. Gėlė. Linksma, ilgakasė, maža. Kas? Mergytė. Ar pastebite, iš nusakytų požymių galima atpažinti daiktą? Kurie žodžiai reiškia daiktų požymius? Ūkanota, tamsi, miglota, bet nešalta diena. Pasirodė puikus, gražus, rainas katinėlis. Buvo balta, barzdota, raguota ožkelė. Ūkanota, tamsi, miglota, nešalta, puikus, gražus, rainas, balta, barzdota, raguota. Visi šie žodžiai reiškia daiktų požymius. Atsakykite į klausimus, ką reiškia žodžiai, kurie rodo daikto spalvą, formą, dydį. Daiktų požymius. Į kokius klausimus atsako žodžiai, kurie reiškia daiktų požymius? Koks, kokia, kokie, kokios. Kiek vienas daiktas gali turėti požymių? Daug. Ačiū už pastangas.